Žinokit, aš jaučiuosi kaip namuose, kai čia gera, šilta pas jūs. Pagalvojau, kad jinai pagijo tiesiog nuo to pradinio skausmo, kad ir labai sunku kitoj šaly, su vaikais, tik vienai, be šeimos kitų narių, bet būtent jinai pati tokius žodžius pasakė. Žmogus gali būti vienas ir nesijausti vienišas. Man tai asmeniškai labiausiai gaila vienišų žmonių, kurie gyvena tose daugiabučiuose. Jie gali pasijausti vieniši, nes dėl to, kad žmonės nepažįsta vienas kito. Ir žmogui ištikus kokiai nelaimiai, tiesiog jis gali neturėti į ką kreiptis. Kiekvienas vienišas gyvena šalia kažkokių kitų žmonių. Ir jeigu mes visi ugdytumėmės, dar kol būnam jaunesni, vidutinio amžiaus žmonės, tą nuostatą pastebėti šalia esančius žmonės. Tada galbūt ir organizacijų nereiktų, kurios turėtų rūpintis tai žmonėm, pas kuriuos niekas neateina, pavyzdžiui.